Aida? Nu. Ar šitą prie? Pakalėjai? Ei, kieno čia? Ja, nėra. Va, čia mūsų gerbas, blei. Kurva. Ką tai galėtų reikšti? Pasaustų, duo vieną kelią. Čia, padėk. Va. Štai mūsų sargyba, na. Štai mėgantis karys. Štai mūsų postas. Štai yra ąžuolas poste. Štai ateina karį keisti pamainą. Ja. Štai karys miega ir sapnuoja. DMB parplaukia jam sapne. Dabar jau ir realiai. Va. Tai yra trečias būrys. Madai. Didžioji akis. Gražiai papuošti. Nu, va, štai. Arsenalo ženklas. Mus lydėjęs ant berečio. Gražu. Ką mes matome čia? Tai yra kariuomenė. Tai yra pradžia. Mūsų kelias. O. Čia mes patenkame į sistemą. Čia, betarnaudami, pasiskirstame. Savo gyvenimo kelią pasirinkame. Ar grįžti atgal į civilinį gyvenimą. Ar eiti į profesionalią tarnybą kaip galimybę. Ar komisuotis ir išeiti per analą. Hehehe. Kas čia? Štai čia. Patildyk biškį, ar? Patildyk! Šalava. Žodžiu. Kūro, pidarai. Agir, bля! Agir, dori! Agir 5 minutėm patildyk, blėj! Agir, blėj! Agir, blėj! Ей! Agir, nu! Patildykit, blėj! Štai va, tai yra laikas mūsų. 12 metų. O tas visas laikas, kai kulka pralėkė. Iš tikrųjų taip ir buvo. Kas čia? Čia yra didžioji akis, mus mažės visais metais.
yra seržantas ir mūsų tėvas viršilo. Yra leitenantas, jo žvaigždutė toliausiai, nes jis prasčiausiai su mumis bendravo, su juo visai nėra artumo. Tai va, toliau einame. Štai mūsų būrys, trečias būrys, pats geriausias. Jis visą laiką buvo ant sparnų, žinoma dėka didžiosios akies. Medžiai, stebimosi į viršų, tobulėjimo simbolis, augimas, troškimas naujo, siekti tobulybės. Jo. Medis taip pat medis. Tamsesnis medis. Galima sakyti, kad šitie du medžiai tai gėrio ir blogio kova nepaliaujama, lydėjusi mūsų visą tarnybą. Tai pastoviai mus lydi. Pirmas skyrius. Šitą darbą atliko medis. Mindaugas Oi, išbraukėm. Kur tas kurva, va. Mindaugas Astrauskas. Medis, lakavimas. Piešimas. Artūras Jakubauskas. Grafiti. Raštai. Trečio būro ženklas. Vardai pavardės. Igor Čelpačenko. Na. Kas čia? Čia yra Feniksas. Kur raktai džiovyklos, blė? Atgimimo prisikėlimo simbolis. Kažkieno pabaiga, kažkieno pradžia. Tai tobulybės simbolis, kuris yra visur ir visada, pusiausvyros, gėrio ir blogio. Jis yra visur ir visada. Jis tiesiog kaip taisyklė, kaip tiesa. Jisai tiesiog yra gyvenime. Tai va štai, ką mes užgyvename. Padarėme dovaną trečiam būriui. Jis mus prisiminė visada. Mūsų laida pati geriausia. 2007, 2008. Trečias būris pats geriausias.